2019 metų tai yra E450 kupė, o tokia pilka spalvytė, gavęs iš šoninę dalį. Kaip matot, šone durys yra išimtos, įdėtos į saloną, šiek tiek pabraižyti diskai. Gruodžio 15 aukcionas bus, parsiduoda draudimo įmonės. 66 000 mylių. Čia matot užklijuota, viskas, bet aukcionų nuotraukose galite pažiūrėti daugiau. Tai jisai rašo, kad nesikūrė. Čia yra ant bamperio pabraižymas. Čia šiek tiek yra pabraižyta, šitoj pusėje taip pat. Kita pusė, šitas diskas atrodo švarus. Nujuodinti chromai. Panorama yra nepažeista, sveika. Ant durų šoninių čia taip pat pažymėtas. Čia irgi pabraižytas toksai, labai nedaug. Statymų kol kas pastatyta nėra jokių. Einam į vidų, pasižiūrėsim, kas čia yra. O viduj mes turim va tokį juodą saloną, Burmeister aparatūra, šildomos sėdynės ir įdėtos durys. Nežinau, kam jos čia įdėtas, jos mest lauk reikia, bet vienoj pusėje, kaip matot, ir stogo pagalvės yra iššaudžiusios. Salonas pats geros būklės, apdaila, televizoriai, viskas nesulaužta. Porankis, matau, yra kažkiek palūžęs ir nutrintas. Čia turbūt gal kai durys netgi dėjo sulaužę. Taip pat jis atrodo. Gruodžio 15, kaip minėjau, bus aukcionas. Jeigu kam įdomu šitas modelis, prašau susisiekti ir galėsim padėti nupirkti.